Treneris, skaudus pralaimėjimas, pirmiausia jūsų komentaras. Komentaras būtų labai paprastas, aišku, sveikinimai Žalgiriui. Mes savo ruoštų, sakykime taip, turėjom savo rungtynių planą. Aš manau, kad daugiau mažiau, ypač kas liečia pirmą kėlinį, mes neutralizavom Kauno Žalgirio stipriasias pusės. Per daug neleidom jiems šeimininkauti mūsų baudos aikštelėje, ką ir turėjo jie pavojingų momentų, tai muždami iš toli, sakykime taip. Mes savo ruoštų laukiam momentų, kada perimsim kamuolį ir ieškosim erdvių, žinodami tai, kad jų žaidėjai kyla labai aukštai ir perimdami kamuolį ieškosim erdvių už gynėjų nugarų. Tai kartais mums pavykdavo, kartais nelamai, bet baigiantis pirmam kėliniui, įgijom pranašumą, pelnėm įvartį į Rūbinę ir reikėjo antram kėlinį paprasčiausiai, sakykim taip, damušt priešininką. Įmušt antrą, įmušt trečią ir užbaiginėt rungtynės. O futbolas tokia sporto šaka, kad jeigu tu kažkur tai pramiegi, kažkur tai galbūt nesilaikai tų susitarimų, ką esi susitaręs, sakykime tai, prieš išeinant į antrą kėlinį ir futbolas baudžia. Futbolas baudžia ir ko pasiekoje uždirbom visiškai lygioj vietoj 11 metrų baudinį ir to neužteko, dar prasileidom greitą kontrataką, taip kad čia šitoj vietoj daug ką kalbėti nėra ko, aš manau, kad šitoj vietoj mes čia pralaimėjom rungtynės. Po pirmų rungtynių prieš Kauno Žalgirį sakėt, kad svarbiausia buvo kantrybė. Šiandien turbūt visas kontekstas buvo kiek kitoks, kuomet pavyko įmuštą įvartį dar pirmajame kėlinyje ir antrajame, jau kaip ir minėjau, turbūt nebe kantrybė buvo svarbiausia, kaip ir minėjot, užbaigti. Vienareikšmiškai ir akcentavom tai žaidėjas, kad jeigu mes tik tai pradės kirbėti mintis mums pasąmoniai tai, kad mes jau laimėjom rungtynės, tai bus, sakykime taip, arti savižudybės. Tai, žinot, šitoj vietoj, sakau, bet taip mes neturim teisės, vilkėdami šito klubo aprangą, mes neturim teisės taip žaisti. Ypač kas liečia antrą kėlinį, mes neturim teisės. Tai parodėm visišką nepagarbą. Tiek futbolui, tiek šitam klubui.